Tai ne meistro įrankių dėžė. Matote daiktus rastus keleivių lagaminuose. Aštrius daiktus keleiviai norėdami vežtis su savimi, turėtų juos pirmiausiai dėti į registruotą bagažą. Tačiau jeigu jie pamiršo ir vežasi juos rankinėme bagaže, tai šios daiktus jie galėtų palikti oro uoste saugoti arba atiduoti palydinčiam asmeniui. Orlaivis draudžiama gabenti dujinius balionėlius, ginklus, sprogstamąsias bei toksinės medžiagas. Skraidinti negalima ir stipresnio nei 70% alkoholio, o išorinės ir atsarginės ličio baterijos vežamos tik rankinėme bagaže. Primenu, kad keleivis rankinėme bagaže gali gabentis žirkles arba peilius, jei jų ašmenys neviršija 6 cm. Pažeidus taisykles galima nebeišskristi, pabendrauti su policija arba susipažinti su baudžiamuoju kodeksu. Keleiviai rankinėme bagaže vežasi peilius, nes jie jiems reikalingi dešrai papjaustyti. Tačiau su šiuo peiliu keleiviui dešros papjaustyti nepavyko. Iš Vilniaus į Antaliją susiruošęs keleivis nutarė, kad paplūdimyje ilsisi tik tinginiai. Tikri vyrai medžioja. Prieš kalėdinių laikotarpių aviacijos saugumo darbuotojai keleivių bagaže randa labai įdomių draudžiamų daiktų, dažniausiai tai būna fejerverkai. Tačiau šį kartą keleivis išskridęs iš Vilniaus oro uosto lapkričio pabaigoje bandė vežtis visą kalėdinę eglutę. Iš Kauno į Londoną skrendantis keleivis pagalvojo, jog miltai Lietuvoje geresni. Klausimas tik, ar gardesnė kalėjimo duona. Žiedas simbolizuoja amžiną meilę. Šis žiedas irgi būtų lėmęs amžinybę. Gerai tik, kad niekas jo neištraukė, nors keleivių terminalą evakuoti teko. Prieš kraudamisi lagaminą pasidomėkite, ką galima skraidinti ir ko ne.